Sveiki visi, ekolor nariai. Šioje pamokoje pamoksiu, kaip pasidaryti, kad būtų, dėkim, tekstas per vidurį ar koks nors brašas ar nuotrauka per patį centrą būtent lapo. Tai bus labiau naujokams skirta pamoka, kurie pirmos dienos su Photoshopu, nes manau daugelis tikrai tai žino, nes čia be jo nelabai apsieisi. Tai va, atsidarom naują lapą, pasiėmam naują leirį ir pradedam. Dėkim, aš noriu kažką vidury nupiešti, bandom tipo įmakaliuoti vidurį. Kaip matau, čia nelabai man čia galas į vidurį, tai karočią. Bandom daryti, kad būtų vidury. Pasiimam ir pažymim visą lapą. Ir tada spaudžiame Move toolą. Pasidarom, kad va, šitas mygtukas, šitą mygtuką spaudžiam ir paspaudžiam šitą mygtuką. Dabar susivienodins ir šonai, kad būtų per šonus per vidurį lygiai ir iš aukščio per vidurį. Ką, ši pamoka tokia ir buvo. Dar galima su tekstu parodyti, kaip atrodo su tekstu. O čia viskas tas pats, galima skaityti. Pasimam tekstą, parašom, dėkim ecolor.lt. Šiek tiek išdidinam. Ir aš noriu, kad jis būtų per vidurį. Atžymim visą lapą. Spaudžiame Move toolą, šitą mygtuką ir šitą mygtuką. Ir matot, jis per patį vidurį. Čia galite aišku daryti, kad jis būtų pačiam viršui, apačioj, pačiam šone ir visai kitaip. Čia iš tikrųjų galite pritaikyti tuos mygtukus kaip jūs norit. Ką, tokia ir buvo pamoka. Iki kito karto.